Sveiki. Plačiau apie balandžio sesijos rezultatus čia Strasbūre ir tuos įvykius, kurie mus visus įtraukia į, sakyčiau, nesibaigiantį Trumpo istorijų ratą. Kągi, Trumpas paskelbė taip vadinamą išsilaisvinimo dienos sprendimą, kitaip tariant, tarifus, papildomus užsienio prekybos tarifus, kuriuos taikys trečiosioms valstybėms. Iš esmės, žiūrėkit, pasiūlymas yra ES 20% padidinti tarifus ir tai jau yra šalia egzistuojančių tarifų. Manoma, kad jie bus nemažesni negu 40% kai kurioms prekiams. Ar tai bus, pamatysime, nes daugelis dalykų dar matyt reikalinga bus išaiškinimo ir pagrindimo, bet aukščiausias 50 Lesoto ir 10% tarifas taikomas plačiai, pavyzdžiui, tai Jungtinėje karalystėje ir kitoms valstybėms. Įdomios detalės, atkreipkite dėmesį, Rusija nepaminėta. Rusijai tarifai nebus taikomi, tai yra valstybė, kuri pasirenkama kaip, na, sakyčiau, strateginė partnerė, arba lentelėje įdomiai nurodyta Kinija, Taivanas, paminėta kaip valstybės. Tai Jungtinių Amerikos valstijų pripažinimas Taivanio kaip nepriklausomos valstybės, daug įdomių detalių dar paaiškės. Poveikis ES. Labiausiai paveikiamos valstybės tos, kurios žinoma daugiausia prekiauja. Jų trejetukas yra aiškus. Airija, Suomija, Švedija. Ar ne? Tos valstybės, kurios tikrai turi didelę prekybą. Bet Airija 26,6%, tačiau Trumpas pasakė, netaikys tarifų vaistams. Airiai šypsosi, džiūgauja, pamatysime, ar tai ilgai. Aš nesu tikras, kad tai nėra galutinis sprendimas ir nepamatysime įvairių interpretacijų. Baigiant šią temą, turiu pasakyti, ne tokios išlaisvinimo dienos mes tikėjomės. Jeigu kalbėti apie strateginę partnerystę, tikrai Trumpo administracija pritrūko, sakyčiau, sveiko proto, siūlydama tokią užsienio prekybos ribojimo sistemą, o ne jos skatinimo. Kas pralaimės, dažniausiai pralaimi tas, kas pradeda. Kitaip tariant, jeigu Amerikos vartotojai, kurie taip bijo infliacijos, ar ne, pajus kainų augimą, skambinkite į Baltuosius rūmus. Ten matyt jums ras atsakymą. Europos parlamentas apsisprendė dėl 26 metų biudžeto pagrindinių gairių. Ginčo būta, kas, kur ir kaip, tačiau turiu pasakyti, strategija yra ganėtinai aiški, prioritetai yra aiškus, tai yra Europos konkurencingumas, inovacijos, saugumas ir gynyba. Tai yra tos pagrindinės sritys, kurioms 26 metais mes ketiname gruodžio mėnesį balsuodami dėl kitų metų biudžeto pritarti ir sutarti, kaip tie pinigai turi pasiekti savo tikslus. Diskusijų būta labai daug, tai nebuvo lengvas apsisprendimas, nes įvairių išlygų iš įvairių politinių partijų, bet, sakyčiau, solidus pritarimas tom pagrindiniam gairiam. Šios sesijos metu pritarėme ES užsienio politikos ir saugumo bei saugumo ir gynybos ataskaitoms už 24 metus. Žinoma, tai yra laikotarpis, kada įvykių netrūko, kada buvo ir įtampų, ir įvairiausių reikalų, bet iš tiesų, ką mes tose ataskaitose svarbiausias dalykas pažymime, kad štai, darant išvadas iš įvykių, iš praeities, žvelgiame į ateitį ir matome, kad saugumas ir gynyba, ES, NATO bendradarbiavimas, Ukraina ir artimieji rytai lieka mūsų, žinoma, prioritetų sąraše. Tai yra geras dalykas, nors, žinoma, interpretacijų vėl būtų įvairiausių iš įvairių politinių partijų, bet mums pavyko, aš sakyčiau, priimti solidų dokumentą. Sesijos metu sukviečiau visus Ukrainos grupės draugus fotosesijai, kurios metu mes pagerbėme Bučos aukas. Rusų okupantai nužudė daugiau negu 600 žmonių, civilius, visiškai atsitiktinius asmenys. To mes negalime pamiršti, už tai mes ir reikalausime ir ateityje Rusijos atsakomybės. Po tokios įdomios sesijos tęsiu darbus Lietuvoje. Penktadienį lankysiuos Utenoje, kur susitikimai su moksleiviais, trečio amžiaus universiteto lankytojais. Aš labai tikiuosi įdomios, turiningos diskusijos su uteniškiais. Iki!